Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Nycietis Tukas nusprendė visiškai neklausyti to, ką jam anakart Kupiškio mieste pasakė nepažįstamas vyras apie Vidą Pribeldaitę ir kai liepė jam su ja tučtuojau išsiskirti. Čia turbūt tik Vidos priešas Anas ir tebuvo, jei taip kalbėjo. Taigi, nepaisant visko, Tukas ryžtingai ir toliau ėjo link to, kad jo Vida pagaliau apsilankytų ir Nycių kaime, jo globėjų namuose, ką visgi vieną rudens dieną ir vainikavo sėkmė. Čia Davatka galės gyvai susipažinti su katinais ir Tuko draugais. Pats Tukas iš šio įvykio tikėjosi daug gražių dalykų, bet viskas įvyko ne visai taip ir jam net truputį atnešė gėdos. Taip, Vida tada pagaliau atvyko į Nycių kaimą, kad pamatytų, kur jos Tukas gyvena. Čia ši mergina susipažino su katinų pora, net prisipažino, kad jau daug buvo apie juos girdėjusi, o paskui dar ir su geraisiais burtininkais. Bet geriau jau ji nebūtų šito dariusi. Matukas buvo Vidai sakęs, kad kukurbežiai ir kosmonautai yra jo draugai, bet nesakė, kad burtininkai, o kai šiandien tai pasakė, Vida įsik pradėjo nesuprantamai elgtis. Vida iškart puolė ant kukuručio ir kitų kerėtojų garsiai rėkti, kad jį jų nekenčia, kad burtai yra blogai, kad burtininkai yra velnio tarnai ir juos net peržegnojo. Patys burtininkai liko sutrikę ir išsižioję, nes dar niekada nematė, kad kas juos šitaip viešai žemintų. Po to Vida ilgiau čia nebenorėjo ir užsibūti, supykusi Tuko paprašė, kad ją kuo greičiau parvežtų namo. O nemaloniausiai dabar jautėsi tai Tukas, kad jo draugė šitaip negražiai pasielgė ir parodė didelę nepagarbą. 2011 m. spalio 2 diena. Štai patikslintas scenarijus, rodantis visą įvykių eigą Nycių kaime, katinų sodybos kieme, nuo džiugios pažinties pradžios, netikėto tiesos atskleidimo iki baisaus Vidos rėkimo proveržio ir paskutinio pokalbio su Tuku prieš išvykstant. Pirma dalis - supažindinimas sodybos kieme, graži saulėta rudens diena. Katinų sodybos kieme stovi šeimininkas batuotas katinas, Tukas ir susirinkę gerieji burtininkai, Tukurutis, Nukliopo, Malkomas bei kiti jų šeimos nariai. Visi šypsosi, laukdami pažinties. Tukas išdidžiai pristato Vidą. Tukas, džiaugsmingai, plačiai šypsodamasis, štai susipažinkite, čia mano brangioji Vida. Vida, čia sodybo šeimininkai katinai, o ten, tie mano draugai kukurbežiai ir kosmonautai, apie kuriuos tau tiek daug pasakojau. Vida, sveikinasi maloniai, elegantiškai linktelėdama, labai malonu gyvai susitikti. Apie katinų porą iš tiesų jau buvau nemažai gražaus girdėjusi. Jūsgi verčiatės kaimo turizmo verslu, ar ne? Šaunu, kad legaliai sukate pinigus. Ir džiaugiuosi pagaliau susipažinusi su Tuko draugais. Malonus kaimo žmonės. Tukurutis, šiltai šypsosi, sveiki atvykusi į Nycius, Vida. Tukas, apie jūs tikrai ausis mums išūžė. Tikimės, kad patiks mūsų kaime. Vida šypsosi Tukui, na, vieta tikrai rami, graži. O kuogi jūsų draugai užsiima Nyciuose, Tukai? Noriu pagaliau sužinoti. Tu minėjai, kad jie čia labai svarbus. Tukas, nusprendžia, kad atėjo laikas pasigirti, o Vida, jie ne šiaip svarbus. Jie yra mūsų kaimo saugotojai. Matai, aš tau sakiau, kad jie draugai, bet pamiršau pridurti patį svarbiausią dalyką. Jie yra tikri gerieji burtininkai. Jie profesionaliai moka valdyti burtus ir kerus. Antra dalis - staigus Vidos pasikeitimas ir rėkimas, Vidos šypsena akimirksniu dingsta. Jos veidas išbąla, o tada parausta iš pykčio. Jie atsitraukia žingsnį atgal, žiūrėdama į burtininkus su pasibjaurėjimu. Iš savo rankinuko ji tuojau išsitraukia Biblijos knygą. Vida, garsiai spiegiančių balsų, ką tu pasakei? Burtininkai. Raganautojai. Tukurutis, sumišęs žengė žingsnį į priekį, ponia Vida, nurimkite, mūsų magija yra šviesi Vida, pykčių puola ant Tukuručio ir kitų kerėtojų, pradeda garsiai rėkti, traukitės atgal. Burtai yra blogis, jūs esate velnio pakalikai, aš nekenčiu jūsų visų. Jūs visi esate velnio tarnai, sielų gundytojai. Tukas, išsigandęs griebė Vidai už rankovės. Vidute, prašau, ką tu darai, jei jų geri, jie su savo burtais daro tik gerus darbus aplinkui.
Vida atstumia Tuko ranką, atsisuka į burtininkų šeimą ir pradeda juos dideliais rankų judesiais žegnoti, vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pasitraukit, nelabieji. Pradinkit su savo raganystėmis iš šio kaimo ir iš visur. Amen. Gerieji burtininkai lieka stovėti kieme visiškai išsižioję, sutrikę ir giliai įžeisti. Batuotas katinas tik išpučia akis ir susigūžia, o Tukas iš gėdos nori pranykti skradžiai žemę. Giliai apstulbę lieka net ir šią katinų sodybą saugantys bei viską irgi matė iš šalies katinų apsaugininkai. Tukurutis dar spėjo į savo artimuosius pažvelgti su lengva, ironiška šypsena veide ir tik tyliai sau ties milkiniu pasukiojo su pirštu. O Vida tuojau pat piktų greitų žingsnių nueina link automobilio, kurį vairuoja apsauginių vadas Mikelotas ir kuris juodu abu iš miesto ir buvo atvežęs. Vida, atsisukusi šaukė Tukui, Tukai, aš čia nebūsiu nei sekundės prie to šeimos, prie velnio tarnų. Parvežk mane namo tučtuojau, ponė Mikelotai. Trečia dalis – pokalbis prie mašinos prieš išvykstant. Tukas nuleidęs galvą iš didžiulės gėdos pribėga prie automobilio. Vida jau stovi prie durelių, piktai trepsėdama koją. Tukas, tyliai susigėdęs drebančiu balsu, Vida. Na kaip tu galėjai šitai pasielgti? Kam reikėjo šitaip viešai žeminti ir rėkti ant mano draugų? Man taip gėda prieš juos. Jie dar gyvenime nebuvo taip įžeisti savo kieme. Vida, piktai nukerta, griebdama už durelių rankenos, gėda tau. O man negėda? Tu man melavai, Tukai. Sakei draugai, o atvežei mane į burtininkų ir raganų lizdą. Aš esu padori, tikinti moteris, o tu mane pastatei priešais velnio tarnus. Tukas, bando teisintis, aš tiesiog norėjau, kad tu pamatytum, kaip aš gyvenu. Jie ne velnio tarnai ir nieko blogo nedaro, jie saugo nycius. Vida, piktai atidaro dureles, užsičiauk, Tukai. Man nerūpi jų jausmai ir jų apsaugos. Šitame burtininkų pilname kaime mano koja daugiau gyvenime nebežengs. Sėsk prie vairuotojo ir tegul greičiau veža mane atgal į miestą. Nenoriu čia likti nei minutės. Vida įlipa į mašiną ir su visa jėga užtrenkia dureles. Tukas dar syk liūdnai pažiūri į kieme likusius sumišusius burtininkus, sunkiai atsidūsta ir atsisėda į priekinę sėdynę, Mikelotas užveda variklį ir pro sodybos vartelius jie išvažiuoja.